Klaipėdoj buvau prieš kokį mėnesį ar pusantro. Dar net nebuvo čia kažkas iškilę. Sako, čia stato Memelio miestą, centrą, taip. Galinį pastatą, kiek ranų. Galvan, Memelio miestas. Da į tokią raketą atsirado Klaipėdoj. Sakė, iki Nidos 21 rublis. Taip ir pasakė. Greičiau. Persikelsiu į autobusą ir iššokti į spėsį. Atvykom į Juodkrantę vėluodami. Oi, 12 minučių kažkur vėluodami. Kur tasai atminimo paminklas Knechtas? Kur? Jau matau, kad greičiausiai čia bus. Na, toks labai silpnokas, vien dėl jo atvykau čia į Juodkrantę. Ir pusę Lietuvos. Jūrų žygį Lietuvą atminti. Žuvusiems kovotojams už laisvę. Čia jų pavardės turbūt yra šitą. Giliardą, Trebautraudą. Čia eini. Kvetkamskiai, Borauskiai, Rolauskiai, Vroclavskiai. Čia taip vadinama Gioringo vila. Ai ne, va tenais priekį. Sakiau, kažkaip kitaip atrodo. Čia priekį vadinama Gioringo vila. Statyta apie 1881 metus. Buvusio vokiečių pono. Karo metais čia buvo įsikūrę. Taip pat vokiečiai. Kažkodėl vadinama Gioringo vila, nors sakoma, jisai čia nėra net buvęs. Vėliau buvo Juodkrantės seniūnija čia įsikūręs. Dabar bendruomenės namai ir medpunktas. Tvarkosi Juodkrantė. Čia įdomus objektas, kurio nežinau, nebuvau matęs. Čia buvo sovietų laikų pasienių postas kažkoks, bet tai kodėl tarp Kuršių marių ir jūros čia bus užtverta. Nu, šita vieta kaip ir ant kalno, bet kad čia jokia bokštelė nėra. Wow, čia ant voratinklę nežinau. Užtverta.
Bet kažkas vis tiek laimės. Pratverta. Staugo nebėra. Nieko čia ir nėra. Gal čia toks pastačiukas. Dar kitoj pusėje mačiau kažkoks yra, bet ten nebeis. Viskas užkalta viduje gri. Bet teritorija aptverta. Toks būtų kaip ventiliacinis kažkoks. Matyt, po žemė gal koks bunkeris. Čia grinai ant kalno yra tasai postas. Ten buvo pagrindinis pastatas, čia kažkoksai. Ir dar čia matosi kažkoksai ir kaip bunkeris. Tai čia reikia daugiau laiko, kitam siekia atvykti apžiūrėti. Įdomi vieta šiaip jau. Kuršių Nerijai postas ant kalno. Jokio kelio, tai kas čia per postas. Tuoj, bus, tuoj. O, jūra mano meilė. Vienintelė gyvenimo. Bangų nėra, aišku. Sveika Baltija. Wow. Pašventina. Ir prasideda dabar žygis. Pasirinkimas. Prie nuskendusio laivo pailsėsim. Ne tai, kad pailsėsim, bet link striukė paliko karštą. Čia iš tikrųjų gali būti vienas iš laivų, kuris buvo išmestas į krantą, nes šita dalis ir dar čia matos. O kiek dar yra po smėliu, kada yra audra, dažniausiai atidengia. Tokių liekanus laivų, Kuršių Nerijos pakrantė yra tokia 5 ar 6. Ir prie smiltynės ten yra. Ir už Juodkrantės esu matęs irgi ten nuskendusio laivo liekanus. Įdomios istorijos čia. Na ir kol nenuėjom dar nuo Juodkrantės, tai kodėl mes šiandien keliaujam, nes aplankėm sukilimo atminimo paminklą, sakykime, Juodkrantėj 1863 birželio ar 12 ar 11 dieną. Savanorių laivas plaukęs iš Londono, Švedijai Malmėj perlipęs į kitą burlaivį, bandė, apytiksliai prieš Juodkrantę, buvus jau audringai jūrai įsilaipinti krantą. Žvalgybinė valtis įsilaipino, apsižiūrėjo padėtį, kad patrulių nėra, ir tada jau bandė laipintis patys savanoriai. Vienai valčiai bebandant plaukti link kranto, jie buvo apsemta, apversta, apie 15 ar 12 savanorių nuskendo,
keli galbūt buvo išgelbėti. Ir laivo kapitonas nusprendė, kad tai yra per daug rizikinga laipintis į krantą ir jie apsisuko ir nuplaukė Švediją į artimiausią Gotlando salą ir ten buvo internuoti, taip sakant, pasidavė. Tai tom ta ekspedicija. Koks tinklas. O, netgi radau blizgį. Blizgį. Ieškau gintaro, radau blizgį. Tinklą. Šitą paimsiu. Nes gintaro negabalėjo. Ne. Kažkoks tinklas, sakykim. Gintaro neradau. Blizgį radau. Kaip gerai, palei jūrą dabar kažką buvau sutikęs kažkokią moterį, tai sėdėjau ir biškos šnekėjom. Vydami. Galvoju, kad verta galbūt įsimaudyt. Nėra šalta, vien nėra. Truputį kratom, bet natūraliai prie jūros nesimaudyti, nu nežinau. Dar vieno išpesto į krantą laivo nuolaužis. Radome didesnį. Pas misnė. Kažko tai yra. Šeškinė atrodytų, buvo gintaro. Čia. Čia. Netgi čia, tu. Smuku. Ir lyg pradė. Čia labai smuku. Čia. Kon jūs. Netikėt, kad aš vėl lėktu ir jos pavysiu. Ten priekį imparelį. 10 minučių greičiau tuoj bus prie jų. Bus suka iš šonų. Kaip ir pavijų, beveik. Viso Baltija. Skubom į paskutinį keltą. Paskutinį keltą į traukinį. Šiaulius. Skubu į traukinį. Greičiau, kokį 10 minučių liko.